Ko jūs vardu? Vasaros nuvargėjimo. Rugilė Bazaraitė. Labai malonu. Kaip giliai jūs pažįstate savo tėvus? Akvilė, norėčiau paklausti, kokias kalbas tu moki? Kokie kiti žodžiai jums kyla į galvą? Anglų, lietuvių. Oi, kaip gerai, oi, kaip gerai, kaip gerai, kaip gerai. Oi, kaip... Anglų, lietuvių, dvi kalbas, ar ne? Taip. Ar galėtum pasisveikinti, pavyzdžiui, anglų kalba su senjoru, tarkim, jeigu jis atsiliepia telefonu, kaip tu tai kalbėtum? Dėkingas už Hello. atsakymus. Hello, gerai, labai viskas gerai. Ar tu turi vaikiną? Ne. Kas yra per daiktelis laižomas tarp pirštų? Ar turėjai vaikiną? Taip. Kaip dažnai Turėjai, ne? jūs laižot tarpupirščių svetimam žmogui? Norėčiau paklausti, Ar jis būna gyvas? aš suprantu, jūs esate įskyrę jau, ar ne? Taip. Ar išsiskyrimas buvo dėl tavo kaltės? Ar graudu? Dėl jo. Dėl jo, ar ne? O ar kramtot nagus? Ar jis buvo tau neištikimas? Ar žinote, kiek bakterijų yra Nežinau, pavojais? tiesiog. Išsiskyrė. Nebepatiko ir paliko. Ar buvo taip, kad susidėlė, kad jūs skaudėjo pilvuką? Nuo... Ką tu darai, tarkim, ar tu saugojai savo vaikiną, ar buvai jam pavydė? Ačiū jums labai už jūsų atsakymą. Nieko, tiesiog susipykom ir viskas. Ką jūs darote, kai toliau girdite tokį garsą? Aha. Tai nėra Taip, belijimas. aš pasižymėjau. Dar kitas klausimas būtų apie tavo vaikiną. Kaip tu manai, ar tavo vaikinas tau buvo ištikimas? Taip. Kaip stipriai jūs ant žemės nugristumėte, jeigu gautumėte dvigubą suktuką? Ar, pavyzdžiui, jeigu jūs Karatistas, vakarieniaudavot ar valgydavot kavinėse, ar susimokėdavai tu sąskaitą, ar jis susimokėdavo? Ačiū jums už atsakymus labai. Jis, ar ne? Taip. Kodėl taip įvykdavo? Nežinau, kažkaip kiekvienas vaikinas užmogina, jeigu jie myli ir jai patinka, vis tas moka. Jeigu vaikinas myli merginą, jisai moka, ar ne? Geras baigis. Ar jūs naudojatės mokipei? Mimo reikia... Ne. Nesinaudojate, ar ne? Galva, kad išbirėtų dantis. Ar tu esi jau baigus mokyklą? Kiek daugiausiai savo dantų Taip, ar esate ne? išspjovę? Ar galėtum pasakyti dabar tokio daugiau, na, kaip čia pasakyti, Ar įmanoma... asmeninio klausimo? Bet Klauskit. Ar galima išspirti krūminį dantį kaip nors? kiek reikėtų padraugauti su vaikinuku, kad tu galėtum, na, atsiduoti jam savo kūną? Prasta. Mažiausiai metus. Kaip šiandien jaučiasi jūsų kačiukas? O kiek jūs draugavot? 4. Labai norėčiau. 4 metus. Tai po metų jūs jau suėjot lytiškai, ar ne? Ar galima paliesti jūsų kačiuką? Ar... Taip, Jūsų kačiukas dabar... kai būna glostomas ir jis murkia. Ar turėjai kitų vaikinų galų gale? O ar kada nors... Turėjau. Turėjai, draugavai ilgiau nei metus? Jeigu aš pasimčiau su savimi draugą. Tai tu kol kas turi vieną partnerį, ar ne, tą tokį jau rimtą. Taip, Ar supratau. leistumėte man su draugu paglostyti dviesiu jūsų kačiuką? Taip, ačiū Jums labai. O kaip greitai tai įvyktų? Ar galėtum pasakyti, išskirti kažkokias blogas savybės vaikino, kokios tau labai nepatinka? Ar jūsų kačiukui patinka dešrelė? Oi, visada turi kvepėti, visada turi gražiai atrodyti, labai nemėgstu, kai jie po miestą vaikšto su treningais. Po miestą su treningais, ar ne? Taip. Kaip turėtų atrodyti mergina, kuri draugauja su vaikinuku? Tiesiog gražiai turi atrodyti. Kaip tas gražiai? Ar jai tinka treningai? Ne. Posakis geram vyrui ir prie snarglys prie veido tinka. Ką jūs Tai galvojate? gal galėtume skirti aprangos stilių kažkokį? Ačiū Jums labai. Ką žinau, gali būti tinkios su gražiu mekstinuku, gali būti, jeigu geras orė suknelė, visaip. Ypatingas pasiūlymas mūsų klientams šiandieną. Jeigu jūs pirksite... Ką tu manai apie išdavystę? Tarkim, jeigu vaikinas draugauja su mergina, bet mylisi su kita. Ar jūs girdėjote tokį posakį? Giliai Tai yra labai negražu. Tai yra labai negražu, bet tai yra pateisinama, ar ne? O jeigu Taip. ne iki galo pateisinama. įkiši, ar tai skaitosi? Ar tu sakai, kad buvo ištikima visada, ar ne? O jeigu įkiši pirštą, Supratau. ar tai irgi skaitosi kaip... Kada planuoji susirasti kitą vaikiną? Nežinau. Nežinai, ar ne? Kaip greitai tu gali sudėti kubiką Rubiką? Kiek tau metų jau yra? Atsiprašau, aš nepaklausiau šito. O kaip tu jautiesi... 18. 18. Tai tu esi jau baigus mokyklą, ar ne? Taip. O kaip tu reaguotum, jeigu iš mano rajono kubikas Rubikas sudėtų tave? Kiek tu skirtum balų mano apklausoje nuo 1 iki 10? 8. Kodėl 8? Ar... Nežinau. Aš tau nepatikau? Taip. Nepatikai. Žinote, Nepatikau. Lietuvos dizaineris. Kodėl nepatikau? Ok, Statkevičius. Labai jau asmeniškai klausia. Tikrai. Na, aš tiesiog noriu sužinoti apie tave daugiau. Aišku. Nes tu man labai patinki, aš tave myliu ir aš tave persekiu naktimi ir norėčiau tave net iš... Kokia yra slapta Juozuko pravada? Ačiū Jums už atsakymus, buvo labai malonu ir gero vakaro ir iki. Iki.
prievartau tave, suspaust galvą. O koks mielas balsas? Aš galvoju, kad jai 13, žinok, bet paskui išsiklausinėjau, kad vis... 18? Jo, 18. Kėdainiai, ne? Labai mielas. Bet tokia, jo, mielas. Uf. Taip, ir parašyta smulkaus sudėjimo. Kompaktiška.